Kaip matote iš video pavadinimo, šiandieną keliauju susitikti su 5 PlayStation nugalėtojai. O jūsų klausimas turbūt iškyla, kaip buvo galima laimėti 5 PlayStation. Aš 7 dienas dariau live streamus YouTube kanale Apsi, kur matote ir šitą video. Ir tiesiog žmonėms reikėjo įmesti belekokią pinigų sumą per super chat. Tokiu atveju jie paaukoja belekokią pinigų sumą. Kodėl sakau paaukoja? Nes visi surinkti pinigai iš super chato keliavo į gyvūnų prieglaudą ir tai pamatysite gale video. Ir žmonės, kurie tiesiog įmetė kažkokią pinigų sumą per super chatą, jiems reikėjo penktadienį 8 valandą prisijungti prie live streamo ir stebėti, ar jų nickname'as bus įsuktas ar ne. Dabar visi į chatą spaminam W raidės, nes jūs visi prisidėjo. Visi šitie žmonės, kurie čia yra, jie visi prisidėjo prie gero darbo. Dai, 3, 2, 1, DJ, spin that shit. Irgi, kas? Dovka. Ar yra toksai veikėjas Dovka chatė? Ar yra toksai veikėjas čia chatė Dovka? Ir sukam naują nugalėtoją. 1, 2, 3, DJ, spin that shit. Maldau, blet, bus kaip juokinga. Jeigu jisai, tai aš vengsiu balsų. Ne jisai. Augas. Ar turime tokį veikėją Augas? Augas, ar turime tokį veikėją Augas? Vygandas V. Ar turime Vygantas V? Deja, ne visi buvo prisijungę, gal kažkas patingėjo, gal kažkas nenorėjo, gal kažkas negalėjo. 3 ar 4 žmonės buvo įsukti ir deja, jie nepasirodė. O, ilgas. Artūras Pliuskevičius. Šito bičio bitska didesnė negu mano galva. Jis kurva ir pleisteką paims ir dar mane supis, na. Primeskit, jisai man gegužės mėnesį parašęs, sveikas, padarytum mane nugalėtojų. Gegužės vamtelis, sveikas, padarytum mane nugalėtojų. Nu dabar, karočią, tiesos akimirka. Dabar yra tiesos akimirka. Eiktų, na, tokie ginklai pas jį net negaliu parodyti. Žiūrėk, na, kokie ginklai. Sveika. O dabar šokam į batus, dedamės kelnes ir keliaujam į Vilniaus Akropolį, nes tenai susitinkame su nugalėtoju ir pinksime 5 PlayStationą. Variau į vietą, sakė jisai irgi čia kažkur yra, bet aš jo niekur nerandu ir man nebeatrašo. Tikiuosi nereikės ieškoti naujo 5 PlayStationo nugalėtojo. Jau susitikom ir viskas, dabar keliaujam, susirasim 5 PlayStationą ir tada šiandieną dar varysim į prieglaudą. Mes su nugalėtoju viską susirinkom, PlayStationas yra, žaidimai pulteliai, dalyvaukit kitam, kitas bus irgi kažkoks įdomesnis, bowling ar dar kažką žaisim, o dabar kažkada keliausim į gyvūnų prieglaudą. Daug su žmogum nenufilmavau nieko, vien dėl to, nes vis tiek žmogų gal truputėlį nejauku prie kamerą, nieko aš jo ir nepušinau, bet nupirkom PlayStationą, pultelį, 4 žaidimus, atvarė su dukra įsirinko irgi žaidimų, nu žodžiu, fainas vaibas, atvyko net ir su tėčiu, tai irgi iš viso gražu, nu žiauriai fainas vaibas, kaip ir sakiau, kūdikis žudiko veidu. Taip aš galiu pasakyti, o dabar keliaujame mes namo. Sutiko jaunimas mane? Jaunimas, pasidalinkit. Ačiū jum labai, seniai, už mane vyresnis labiau atrodo. Ką, ačiū jum labai. Tik nepragerkit, na, tu šalį. O dabar kita dalis, skambinam į gyvūnų prieglaudą, paklausim, ko jiem labiausiai reikėtų ir kažkurią dieną nuvažiuosim, viską supirksim, nuvešim ir būsim atsiskaitę. Šitas video bus ganėtinai trumpas, nes Akropolį visai greitai mes prasisukom, kiek ten 20-30 sekundžių kontento padarėm. Darbas vis tiek atliktas, tai skambinam į prieglaudelę. Prieglauda prieglauda naminukai. Užsijėmė turbūt gyvūnėlius išvedė. Šiuo metu su abonentu nėra... Išvedė į lauką, bet yra dar vienas numeris, paskambinsim į kitą. Nu, čia pirmą kartą tokia situacija. Bet bus grinai, kad išvedė kažkur gyvūnus arba tvarko arba dar kažką, nes įsivaizduokit savanorių. Šiuo metu su abonentu nėra... Nes savanorių tai tokiam reikalų tikrai daug nėra, tai yra tikrai ten daug reikalų. Pabandysim paskambinti vėliau arba rytoj, nes kaip minėjau, dabar yra 4, o dirba iki 6. Tai gal perskambins patys, pažiūrėsim. Skambina iš prieglaudos. Sveiki. Sveiki, skambinat. Taip, aš čia skambinu jums su tokiu klausimu. Norėjau pasiteirauti, kokių jums reikėtų... Žodžiu, paprašiau pasakius, surinkau pinigų iš žmonių ir norėčiau, ir man reikia kažkaip juos realizuoti, kažką reikia už juos nupirkti, vat, ir mes įsirinkom jūsų prieglaudą ir aš mačiau, kad pas jūs svetainė yra sąrašas, bet gal jūs kažko specifiškai labai reikia iš to sąrašo? Jo, aš jums galiu žinutę parašyti šiuo metu reikalingiausių daiktų
sąrašėlį trumpesnį ir iš jo galėsit pasižiūrėti, ką norit prisidėti. O jūs šuniukams, katytėms ar bendrai? Žinokit, ką atsiūsit, tą ir paimsit, nėra visiškai jokio. Svarbiausia, kaip sakoma, gyvūnėliam, tai tiek vat ir viskas ir yra. Jo, tai tada, jeigu į šitą numerį tinka, tai galiu surašyti tiesiog jo, ko galbūt šiuo metu labiausiai reikia ir prie to galėsit prisidėti. Žinoma, jokių problemų, tada lauksiu jūsų žinutės ir susitiksim greitų metu. Gerai. Labai ačiū jums tada, lauksiu žinutės. Tai viskas tvarkoj, ačiū pasakysit, kai susitiksim. Vis tiek, ačiū, kad paskambinat ir mus pasirinkot, o jau ten jau kaip gausit. Taip, viskas tvarkoj. Tada ačiū jums labai ir lauksiu žinutės. Gražios dienos. Aha, dėkui. Iki. Taip, skambina man vidury žaidimuko, čia loliuką kapoju. Sveiki, šiandien yra nauja diena, nuo paskutinio mūsų susitikimo, tai praėjo gal 5 ar 6 dienos, nes biškai reikėjo mašiną atiduoti į tvarkymą, kad sutvarkytų, tai šiandieną varom pasimti mašinos, varom supirkti, ko reikia gyvūnų prieglaudai, man atsiuntė sąrašą ir keliaujame jai viską paduoti, jiem nežinau. Va tokį man čia sąrašiuką atsiuntė. Realiai tai elementarūs paprasti dalykai, kurių ir praeitą kartą reikėjo, kai mes aukojom, tai keliaujam ir dirbam, darom gerus darbus toliau. Taigi mašiną pasiėmėm, dirba iki 6, dabar yra po 5:14, tai važiuojam viską supirkti ir bandysim spėti laiku. Žiūrėsim ar spėsim. Geras klausimas. Pirma klaida, kurią aš pasirinkau daryti, kad karočią nusprendžiau, kad Vilniui reikia paaukoti, aš čia niekur vapšė nesigaudau, pagal mapsus einu, mašiną pastačiau, atsiprašom, bibi žino kur. Nešti reikės viską belė kaip ir karočią, mačiau čia galiu šalia, bet einu ieškoti iš vis pro miškus karočią lėkiu. Atsidojo, kad liko man 30 minučių, o čia per Google Mapsus rodo vieną pusę eiti, dabar įsijungiau Apple Mapsus rodo per kitą pusę eiti. O, radau, P24. Let's go, P24, let's go, radau, čia pro Irkynus piznajau. Tai po truputį čia viską perkam, dar ne viskas sumušta. Tai dar yra 87 eurus, dar turim. Dar einam rinktis. Žodžiu, čia vat yra viskas yra, kas buvo nupirkta, tai 400 eurų. Ir 400 eurų telpa į tokią dėžutę, bet čia yra labai daug visokių tablečių, kur nuo kirmėlių, tai ten yra Petram ar Ken 1, tai viena tabletė jau vien kainuoja tenai apie 5 eurus, tai tenai nuėjo, tada konservai, daugybė antkaklių visokių įvairiausių, žodžiu, dabar keliaujam atiduoti ir tikėsiu, kad spėsiu. Čia va truputėlį iš arčiau, kas norės, galės susistabdyti, čia kosminės, tikrai realiai tai kosmosas. Tai viskas, jūsų duoklė atiduota, pagrindė, tai kaip ir minėjau, buvo antkankliai, truputėlis konservų, daug tablečių nuo kirmėlių, nes labiausiai jų reikia, nes dabar sakė, veisiasi katės ir jos dauginasi. Tai pagrindiniai šitie dalykai, todėl viskas tirpo į vieną dėžę. Galit ateiti mano Instagramą, kai išeis šitas video, įkelsiu čekio pilną nuotrauką, galėsit pasižiūrėti ir viskas. Atrodo 400 eurų daug, bet realiai tai viena maža dėžutė, o kitą kartą, kai darysim kažką panašaus, vėl atiduosim viską gyvūnėliam. Tai smagu, kad dalyvavot, nes dalyvavo tikrai daug žmonių, apie 230 žmonių dalyvavo, surinkom 400 eurų ir padovanojom 5 PlayStation, tai win-win situacija jum, o man tiesiog smagu organizuoti tokius dalykus, tai buvo tiek ir iki kito karto.